Kiekvieną dieną Lietuvoje kažkas pasidaro estetinį plombavimą. Kažkas nepatenkintas tarpeliu tarp dantų, kažkam nepatinka forma ar priekinių dantų spalva. Susitaupo pinigų, palaukia 2-3 mėnesius, kad papulti pas odontologą ir susiduria su nežinia, kaipgi tie dantis iš tikrųjų paskui atrodys. Bet po metų ar po 2 atsiranda komplikacijų. Ir kartais reikia dar vieno estetinio plombavimo ar dar brangesnių procedūrų. Viskas atsitinka dėl to, kad jiems nepasakė vieno svarbiausio dalyko. Šiame video aš nuodugniai papasakosiu, kada galima daryti estetinį plombavimą ir kada nereikėtų. Bet pirmiau turime išsiaiškinti, kas yra estetinis plombavimas. Kuo estetinis plombavimas skiriasi nuo paprasto plombavimo? Plombinės medžiagos, tai yra kompozitai, naudojami tokie pat abiejose atvejuose, kaip estetiniam, taip ir paprastam plombavimui. Plombuojant ar priekinius, ar galinius dantis, plombavimo protokolas tas pats, gal tik įvairių plombų sluoksniai būna skirtingi. Trumpai, tai yra dantų atkūrimo metodas, naudojant specialias kompozitinės plombavimo medžiagas, kurios spalva, blizgesiu ir skaidrumu imituoja natūralų dantį. Kitaip nei paprastas plombavimas, kai plomba dedama gilyn į dantį, kad užtaisyti kariesą. Estetinis plombavimas dažniausiai daromas dantų priekyje. Vieniems atvejams užtenka vienos plombos, kitiems reikia įvairių plombų spalvų ir skaidrumų. Apie patį procesą tuoj daugiau papasakosiu. Pats pavadinimas estetinis plombavimas arba kitaip dar composite bonding yra tiesiog pavadinimas, kad būtų paprasčiau žmonėms surasti, kur galima tai padaryti, o daktarui, kad paprasčiau būtų suprasti, ko pacientas nori. Ši procedūra leidžia iškart suformuoti norimą dantį. Tai skamba kaip magija, tačiau čia yra svarbių taisyklių. Jei jų nepaisome, stebuklas greitai gali baigtis. Kaip daromas estetinis plombavimas? Parenkama spalva, forma ir pradedamas sluoksnis po sluoksnio lipdymas. Bet čia tuo atveju, jeigu dantų spalva gera. Labai dažnai prieš estetinį plombavimą reikia balinti dantis ir daryti profesionalią burnos higieną, kas iš tikrųjų padidina kaštus. Ir tas pacientams būna dažnai staigmena. Vėliau papasakosiu, kiek iš tikrųjų gali kainuoti estetinis plombavimas ir iš ko susidaro kaina. Kompozitas polimerizuojamas specialia lempa, o galiausiai poliruojamas. Iš šono atrodo paprasta, bet realybėje tai reikalauja daug kruopštumo ir šiek tiek meniškos sielos. Kiekvienas sluoksnis, kiekvienas paviršiaus linkis daro skirtumą tarp šypsenos, kuri atrodo natūraliai, ir šypsenos, kuri atrodo padaryta. Nepaisant maksimalių gydytojo pastangų, kartais darbas net laiko patikros. Kiek laiko tarnauja estetinis plombavimas? Jeigu viskas padaryta teisingai, pacientas rūpinasi higieną ir reguliariai lankosi pas odontologą, dažniausiai 5-7 metus, kartais ir ilgiau. Pavyzdžiui, neseniai buvo atėjusi mano pacientė, kurią paskutinį kartą mačiau prieš kokius 9 metus, tai jos plombos atrodė lyg vakar nupoliruotos. Bet realybėje kai kuriems tenka koreguoti po 2-3 metų, nes atsiranda nusidėvėjimai, mikroįtrūkimai, spalvos pakitimai. Tai nėra vieną kartą ir visam gyvenimui sprendimas. Reikia suprasti, kad tai nuolatinė priežiūra ir periodiškas atnaujinimas, ypač kai atsiranda kažkokios komplikacijos po plombavimo. O kokios dažniausiai komplikacijos būna po estetinio plombavimo? Tai dažnai atsiranda dėmės aplinkui plombą, kurios nenusivalo namų sąlygomis. Ir ypač jei esate juodos arbatos mėgėjai. Plombos kraštuose kaupiasi apnašas, vystosi dantenų uždegimas ir gali kraujuoti dantenos. Ir tos dantenos, jeigu uždegimo negydyti, gali arba užaugti, arba atsitraukti ir apnuoginti dantų šaknį. Dėl kieto maisto ir griežimo dantimis plombos kartais nuskilinėja. Pavyzdžiui, daug kas iškart laikosi, nieko nekanda priekiniais dantimis, o paskui po poros metų pamiršta arba tiesiog išbando laimę ir valgydami kokį persiką įkanda į kauliuką ir nulaužo plombos dalį. Kai kažkur kažkas nuskyla, nelygus kraštai traumuoja liežuvį. Ir, pavyzdžiui, iš vidinės pusės lieka toks aštresnis kraštas. Jo nesimato, nereikia bėgti pas odontologą, bet jis sukelia diskomfortą. Visa tai nėra pasaulio pabaiga, bet paciento lūkesčiai svarbiausia. Visi, kas gyvenime turi mažesnius lūkesčius, yra laimingesni, nes jie mažiau nusivylė, ypač žmonėmis. Kartą pas mane atėjo pacientė, kuri norėjo uždaryti tarpą tarp priekinių dantų. Estetinis plombavimas nėra tik dantų taisymas, tai yra
pokytis, kuris gali paveikti, kaip žmogus save mato. Mes aptarėme, kad tai atrodys estetiškiau, bet šiek tiek pakeis jos natūralią šypseną, kuri daug kam buvo simpatiška. Jis sutiko, padarėme ir rezultatas išėjo gražus, bet po savaitės ji pasakė, kad jaučiasi lyg nebe ji pati. Ir kartais verta pagalvoti, ar tikrai norime keisti tai, kas mus daro unikalius. Kaip pasiruošti procedūrai? Aiškiai įvardinkite savo lūkesčius savo. Galite net užsirašyti ant popieriaus lapo, kad būtų maksimaliai atviram su savim. Ar norite uždaryti tarpus, pakoreguoti formą, ar tik šiek tiek pašviesinti spalvą? Ir svarbiausia, kokiu tikslu? Kam jums to iš tikrųjų reikia? Ką iš to pelnysite? Ir ar nėra kokių alternatyvų? Jei kitokių alternatyvų nematote, galima nueiti į konsultaciją, kad ištirtų jūs ir atliktų visus paruošiamosius etapus. Paruošiamieji etapai būna nepigus. Taigi, kiek iš tikrųjų kainuoja estetinis plombavimas? Kaina priklauso nuo klinikos ir nuo pradinės būklės. Jei reikia vieno ar kelių dantų, kaina būtų beveik tokia pat, kaip parašyta kainininkė. Nebent klinika atskirai skaičiuoja vienkartinės priemonės, atspaudus, diagnostiką ir tai nereikia stebėtis, jeigu reikės sumokėti daugiau, negu patys skaičiavote. Jeigu reikia tiesinti dantis, prieš atliekant estetinį plombavimą grubiai dasideda nuo 2 iki 5 tūkstančių eurų. Jei reikia balinti, dadedame nuo 200 iki 400 eurų. Priklauso kiek kartų ir kaip balinti. Jeigu reikia higienos, būtų dar 50 ar 80 eurų, o dar naktinė kapa apie 100. Ir kartais kai kurie daktarai užsiima sąkandžio deprogramavimu, kas dar dasidėtų iki pilnos sumos. Estetinis plombavimas nėra amžinas. Po estetinio plombavimo rekomenduojama kasmet poliruoti plombus, atlikti profesionalią burnos higieną. Jei nulūž gabaliukas, jį reikės taisyti ir kartais galima pataisyti labai lengvai, o kartais tai būna nepaprasta, ypač jei gydytojas naudoja komplikuotą plombavimo techniką. Realiai, momentiškai, tai kainuoja pigiau negu laminatės ar vainikėliai, bet ilgainiui jums gali tekti tapti pastoviu lankytoju pas dantistą. Ir gulėdami odontologinėje kėdėje susimastysite, gal jie kartais siūlo kokį subscriptioną. Sumoj daugiausia Lietuvoje ir čia nelimitas galima išleisti virš 10 tūkstančių. Tačiau ir čia svarbiausia dalis - estetinis plombavimas netinka visiems. Ir apie tai dažnai niekas nepasako, nes žmonės ateina su svajonė ir gydytojas nenori tos svajonės sudaužyti. Bet kartais reikia, kad ir kaip sunku man pačiam bebūtų. Kada estetinio plombavimo nerekomenduoju? Kompozitas nėra plienas ir net nėra toks kaip emalis. Jis dilinėja, lūžta ir dar jis lūžinėja kitaip nei emalis. Nerekomenduoju, kai yra bruksizmas, dantų griežimas naktį ir ne tik naktį. Estetinis plombavimas tarnaus trumpai. Gali jau po savaitės kažkas nuskilti. Pavyzdžiui, emalis mažyčiais gabaliukais trupa, o plombos atskilinėja pastebimais gabalais. Nerekomenduoju, kai dantis smarkiai susigrūdė arba neteisingas sukandimas. Šiuo atveju galime kartais išsisukti be dantų tiesinimo, bet tada reikia nugręžti kažkiek danties, ko aš labai nenoriu daryti. Nerekomenduoju, kai žmogus turi nerealistiškų lūkesčių arba nori Holivudo šypsenos čia ir dabar. Ir dar, kad galima būtų drąsiai lukštenti rieštus dantimis. Jei danties beveik nėra ar labai didelis lūžis, plomba paprasčiausiai neturės kur laikytis. Estetinio plombavimo nerekomenduoju, kai yra labai dideli defektai. Taip pat nerekomenduoju, kai yra labai maži emalio nuskilinėjimai. Tuo atveju plombos būna labai mažos ir jos silpnos. Žmonės vėl juos greitai nulaužia. Estetinio plombavimo nerekomenduoju, jeigu žmogus nesiima reguliarios priežiūros, nevalo tarpdančių, plombos labai greitai gali prarasti blizgesį, paruduos ar atsiras antrinis kariesas. Estetinis plombavimas yra puikus sprendimas, jei suprantate, kad tai nėra visam gyvenimui ir jei nėra kontraindikacijų. Nepamirškite papasakoti savo draugams ir tiems, kurie jums rūpi apie estetinio plombavimo kontraindikacijas. O su jumis buvo Karolis. Iki.